Taigi, trumpai ir drūtai. Praeitą seriją Katrin Damiau mama mirė. Jis širdis sustojo plakti ir jį mirė ligoninėje, staiga po žodžių būk stipri. Mama. Praėjo 3 metai ir visos užmiršo apie jos mamą, tik lankė ją kas mėnesį. O dabar jos išėjo pasivaikščioti po kiemus. Koks puikus oras, ar ne? Jo, taip šiandien šviesu, faina. Žinot, kaip būtų fainai dabar? Tiksliau, taip fainai dabar, kad atostogos mokyklos. Galėsim nuvaryti daugiau kažkur. Jo, tai jūs teisėt. Galėsim kažkur nuvažiuoti dar daugiau. Įdomu, kaip tavo mama kapose. Reikės važiuoti patikrinti kas mėnesį. Kas ruduo? Spalio mėnesis. Spalio 31 bus Helovyno diena. Puiku. Eime kažkur. Aš to ateisiu. Pas mus toks didelis namas. Nuosavas. Greičiau. Aš jau ateinu. Mes čia ir sėdėsim tam balkone. Nagi, eime į kiemą. Gerai. Aš nežinau, ar tikrai noriu. Bet po to. Ši diena pati bus puikiausia. Be to, dar ir geriausia. Jūs žinot šitą dainą? Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious. Tell me if I was wrong, if I was right, I don't care. I can keep a secret cast to you. Wow. Na gerai, merginos, eime į kiemą. Aš nenoriu. Nagi, bet tai bus smagu, eime. Nežinau. Jeigu jį nenori, tai tuomet vėliau galime eiti. Jūs teisės, galime varyti apsipirkti. Būtų faina. Varom apsipirkti. Buvo puiku apsipirkinėti. Jo, tik visus pinigus iš banko kortelės išleidom ant šitų daiktų. Kinga. Nagi, juk tai brangenybė. Eime apsižiūrėsim. Mano rašytės. Toks Katrin, mano žvaigždutės. Mano štai šie, kurie liko. Ir draugės gyveno ilgai ir laimingai.